Sveiki visi, kurie kartu su manim dabar mokysis taip vadinamos taikomosios relaksacijos metodikos. Šitą metodą sukūrė toks švedų mokslininkas, man teko su juo bendrauti ir asmeniškai, Lars Goran Ost. Ir šitas metodas remiasi šiek tiek Jacobsono raumenų atpalaidavimo metodika. Ir pradžioj žmonės mokomi atpalaiduoti raumenis, bet paskui šitas metodas yra išplečiamas iki to, kad mes galim išmokti atsipalaiduoti per praktiškai 20-30 sekundžių. Taip? Tai šitą metodą sudaro 6 etapai arba 6 užsiėmimai. Kiekvienas užsiėmimas gali trukti net per keletą kartų eiti, jeigu žmonėm sunkiau įsisavinti. Ir jam reikia priemonių. Čia pas mus priemonės iškabintos šiek tiek ant sienos. Ir galima šitą užsiėmimą mokyti irgi grupėje. Dar grupėje kartais ir geriau galima. Tai dabar aš tiesiog paaiškinsiu pirmą užsiėmimo esmę. Jis yra identiškai, jinai yra Jacobsono metodikai, ką mes jau mokėmės, tai yra progresyvinė raumenų relaksacija. Tai mes mokom žmonės ir mokomės įtempt raumenis visus, kaip progresyvinė relaksacija, išlaikyti tą įtampą 5-7 sekundės, atpalaiduoti, paskui įtempti kitas raumenų grupės ir galų gale viso kūno raumenis. Ir tikslas yra, kad mes išmokstam įtempiam visą kūną ir jį atpalaiduoja. Ir tol, kol mes praeinam visą kūną nuo pėdų, nuo šlaunų, nuo sėdmenų, dubenų, krūtinės, nugaros, pečių, veido, praeina 15-20 minučių, kol mes visą kūną įtempiam ir atpalaiduojam. Ir gale užsiėmimo mes išmokstam įtempti visą kūną, išlaikyti tą ir atpalaiduoti. Ir pajausti skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir kai mes šitą įsisavinam, mes pirmą užsiėmimą absoliučiai esam išmokę. Taip? Tada mes turim kompetenciją įtempti raumenis ir atpalaiduoti raumenis. Ir tada antras etapas arba antras užsiėmimas būna tik tai atpalaiduoti raumenis. Tai jo tikslas yra, kad mes išmokstam nukreipti dėmesį į pėdas, jau buvom išmokę įtempti ir atpalaiduoti, įtempti, atpalaiduoti. Tai dabar mes tik nukreipiam dėmesį į pėdas, atpalaiduojam. Nukreipiam dėmesį į savo kelius, į savo šlaunis, į kojas ir atpalaiduoja. Pajaučiam jas ir atpalaiduoja. Nukreipiam dėmesį į savo šlaunis ir dubenį, pajaučiam dubenį ir atpalaiduoja. Nukreipiam dėmesį į savo pilvą, krūtinę, nugarą, tiek kiek galim. Pajaučiam juos, jeigu pajaučiam įtampą ir atpalaiduoja. Nukreipiam dėmesį į savo pečius, rankas, įsisąmoninam pečius, savo rankas, įsąmoninam šitas kūno dalis ir atpalaiduojam. Ir tada, jeigu žiūrim, mūsų rankos visiškai atpalaiduotos, pečiai atpalaiduoti, kojos atpalaiduotos. Ir tada nukreipiam dėmesį į savo veidą, į savo galvą ir atpalaiduojam. Visiškai atpalaiduojam. Ir mes išmokstam atpalaiduoti savo kūną ir būti sąmoningais, budriais atpalaidavus kūną. Mano šiuo metu kūnas visiškai atpalaiduotas, bet aš jums kalbu, aš esu visiškai budrus ir visiškai sąmoningas. Tiesiog atpalaiduoti. Ir tada, kai mes tą išmokstam, vien tik nuo dėmesio nukreipimo atpalaiduoti savo raumenis, savo kūno dalis, savo raumenų grupės, tai mes išmokstam antrą etapą, antrą užsiėmimą. Tada mes galim pereiti prie trečio etapo, trečio užsiėmimo, kuris vadinasi refleksinis raumenų atpalaidavimas. Tai yra mes tada pradedam naudoti jau kvėpavimą
iškvėpimo fazę ir pradedam naudoti raktinį žodį. Aš siūlau žodį ramu ir ta žodis mums ženklas, kad mes atpalaiduotumėm viso kūno raumenis. Bet pradžioj galime mes mokytis atpalaiduoti ir naudojant iškvėpimo fazę ir tą žodį iškvėpimo fazėje atskiros raumenų grupėse. Demonstruoju, kaip tai yra. Atsisėdam taip, kad jaustumėm savo kūną ir tada įtempiam blauzdų priekinius raumenis, pakeliam pėdas, laikom ir sakom ramu ir atpalaiduojam. Iškvėpimo fazėje sakom ramu. Įtempiam, įkvėpę laikom ir kartu iškvėpiam ir sakom ramu ir atpalaiduojam. Ramu. Iškvėpimo fazėje sakom. Tada vėl galim įtempti pėdų raumenis kitaip priblauzdų, laikom įtempę, laikom, ramu ir atpalaiduojam. Vėlgi įtempiam, laikom įkvėpę ir iškvėpimo fazėje ramu atpalaiduojam. Ir tada galim pereiti koją ištiestą, kaip ir darėm pagal Jacobsono metodiką, progresyvinės raumenų relaksacijos metodiką, laikom, ramu ir atpalaiduojam, ramu, atpalaiduojam. Ir visas kitas kūno dalis taip pat galim su žodžiu ramu iškvėpimo fazėje atpalaiduoti. Tikslas, kad mes visą kūną atpalaiduotum per 2-3 minutės. Toksai, kad gautųsi, kad net visą kūną galim įtempti, laikyti ir ramu atpalaiduojam. Įtempiam visą kūną, laikom, ramu atpalaiduojam. Ir tada mes jau perėję esam 3 etapus. Jau labai šauniai. Mes esam padirbėję ir išmokę savo kūną atpalaiduoti. Ir tada einam prie 4 etapo, kuris vadinasi diferencinis raumenų atpalaidavimas, nes atpalaiduojam visą kūną, pradžioje pasinaudodami anksčiau esančiom metodikom ir galim pasinaudoti, kad įtempiam atpalaiduojam arba tik atpalaiduojam, arba atpalaiduojam su žodžiu ramu iškvėpimo fazėje, bet visas mūsų kūnas atpalaiduotas. Ir tada galim, kaip aš dabar darau ir jums rodau, vieną kažkokią tai raumenų grupę naudoti. Tai aš šiuo metu naudoju savo kalbos grupę, mano kūnas visiškai, jeigu jūs patikrintumėt, mano kūnas visiškai atsipalaidavęs, atpalaiduotas, bet aš kalbu ir aš esu budrus. Arba galim, pavyzdžiui, rašyti. O dabar šitos visos dalys atpalaiduotos, koja atpalaiduota, pilvas atpalaiduotas, krūtinė atpalaiduota, o aš jum mosuoju su dešinė ranka. Arba aš atpalaiduoju savo dešinę ranką ir paimu kairę ranką ir rašau, bet visas kitas kūnas yra atpalaiduotas. Tai mes galim bet kokią funkciją atlikti, daug sunkiau yra stovint šiek tiek, bet aš parodysiu tai. Irgi mūsų tikslas yra vadinamo diferencinio atpalaidavimo tikslas, kad visas kūnas yra atsipalaidavęs, o mes naudojam tik vieną raumenų grupę. Arba išlaikom savo budrumą ir kalbam kaip šiuo atveju, bet visas kūnas atsipalaidavęs, neįsitempiam, kaip žmonės kartais daro. Ir net grėsmės metu kažkoks tai žmogus, mes, pavyzdžiui, kalbam su kažkokiu žmogum, kuris mums sukelia kažkokią tai įvaizdį grėsmės ar ko, bet jis mums tiesiogiai negrėsia, nes jeigu mums grėsia, iš tikrųjų, tai mes turim bėgti iš tos vietos, taip, pasitraukti arba kviesti policiją. Bet jeigu jis negrėsia, tik mūsų vaizduotė tą sukelia, mūsų bosas, pavyzdžiui, ar kažkas, tai mes atpalaidavę visą kūną, mes tada tik tai esam budrus, tik tai kalbam, arba tik tai rašom kažką, tik tai rašom su kompiuteriu. Ir dabar tą patį galima daryti stovint, tiesiog demonstruoju, kaip tą mes darysim stovint, padedu kėdę, atsistojau ir šiek tiek aš galiu pademonstruoti, kad aš galiu atsistojęs
ramiai būti, atpalaiduoti mano raumenis visi atsistojus, bet vieną ranką aš galiu naudoti, arba kitą ranką aš galiu naudoti. Ir net galiu vaikščioti, neįtempę savo pečių, neįtempę savo pilvo, krūtinės, aš tiesiog vaikštau tiesus, bet atsipalaidavę. Neįsitempiu. Tikslas yra, šitos praktikos tikslas, kuri vadinasi diferencinis raumenų atsipalaidavimas arba diferencinis atsipalaidavimas, aš tiesiog vaikštau, bet esu visas atsipalaidavę. Ir kai mes išmokstam išbūti su atpalaidavusiais visais raumenimis, išskyrus tuos, kuriuos mes naudojam kažkokiai tai funkcijai, mes jau perėjom, esam 4 etapus. Ir tada einam prie 5 etapo, įdomaus labai, tokio netruputį žaismingo. Ir tam tikslui mes pasidarėm čia visokių ženklų, veidukai liūdni, veidukai linksmi. Ir aš tiesiog rodysiu, aš prieisiu, dabar įsitemsiu visas, ir kai pamatau veiduką ir nėra svarbu, ar jis piktas, ar jis liūdnas, ar jis koks, aš atsipalaiduoju. Atpalaiduoju visus savo raumenis. Aišku, jeigu šitas žmogus yra kažkoks tai piktas, agresyvus, jis man grėsia fiziškai, tai man atsipalaiduoti nereikia, man reikia bėgti iš tos vietos, pasitraukti iš tos vietos. Bet jeigu man tik taip atrodo, kad jisai piktas, kad jis man grėsia, bet iš tikrųjų jis man negrėsia, bet aš įsitempiu ir pradedu savo kenkti, tada aš atsipalaiduoju. Tada vėl galiu įsitempti, pamatau kitą ženklą, kad reikia atsipalaiduoti ir atsipalaiduoju. Tada vėl savo vaikštau, einu tarsi įsitempęs ir pamatau dar vieną ženklą. Arba galiu pažiūrėti iš kitos pusės į tą. Ir tai yra ženklas, kad man reikia atsipalaiduoti. Nors tas veidukas lyg tai liūdnas arba lyg tai galbūt piktas, bet aš jį priimu kaip ženklą atsipalaiduoti ir atsipalaiduoju. Ir aš kartais net su šypsena šitaip pasakau, kad galima padaryti skambutį, kad tie žmonės, kurie mums skambina mobiliuoju, kurių mes nelabai mėgstam, gali vietoj skambučio, mes galim įrašyti žodį atsipalaiduoju. Iškvėpdamas, sakydamas savo ramu, atsipalaiduoju. Ir kai girdim, kad mūsų telefonas sako atsipalaiduoju, tai reiškia skambina mūsų kažkoks tai nelabai mėgstamas žmogus. Ir tada įsitempiu vėl, pamatau ženklą kažkokį tai veiduką, kad man reikia atsipalaiduoti ir atsipalaiduoju. Vėl pamatau ženklą, veiduką ir atsipalaiduoju. Ir mes taip galim savo mintise praktikuoti, kad tose situacijose, kurios mums kelia tik tai menamą įtampą, netikrą grėsmę mums kelia, nes ten mes turim būti budrus, bet kur menamą įtampą. Kažkoks tai viešas kalbėjimas, kur nėra grėsmės kažkokios, ar koks liftas, jeigu mes bijom lifto, ar kažkokios uždaros erdvės, atviros erdvės, ar kur, tai galime mes tarsi mintise net uždėti ženklą ant jų kažkokį tai veiduką ir išmokti atpalaiduoti. Ir jeigu kaip mes tą išmokstam, tai mes jau turim praėję 5 etapus absoliučiai ir tada mes tarsi būnam tai perėję, išmokę ir perinam į 6 etapą, taikom tai savo praktinėse situacijose. Kalbėdami telefonu, bendraudami darbiniai aplinkoj, bendraudami su tai žmonėm, kurie kartais mums kelia įtampą. Ir toks vienas labai žymus vaikų psichoterapeutas, jis yra pasakęs, kad kai aš girdžiu, kad mano vaikai pykstasi ir net mušasi, kartais ten matyti švelniai, tik tai vyksta saugiai, tai yra ženklas, kad man reikia atsipalaiduoti. Tai kažkokia tai įtampa, kuri šiaip žmogui kelia stresą, ar mum kėlė stresą, įtempdavo mūsų raumenį, mes būdom įsitempę, galim atsipalaiduoti. Arba, pavyzdžiui, sėdim prie kompiuterio, kažką rašom, arba dirbam kažkokius buitinius dalykus,
arba kažką tai dirbam darbe, tai nėra reikalo įtempti visų raumenų. Mes galime įtempti tik tai tos raumenis, kurie atlieka tam tikrą funkciją. O kitus raumenis atpalaiduojam. Ir pamatom žmogų, nusišypsom, atsipalaiduojam. Pamatom kitą savo bendradarbį, nusišypsom, atsipalaiduojam. Ir nuolat saugojam savo raumenis, saugojam savo nervų sistemą, saugojam savo psichologiją, neįtempiam be reikalo ir nuolat atpalaiduojam raumenis su savo mokėjimu, atpalaiduoti juos taip, arba mokėjimu savo pasakant ramu, iškvepiant, arba užduodant savo kažkokį ženklą, kad tai yra ženklas, kad aš galiu atsipalaiduoti, arba man šitoj vietoj visai verta atsipalaiduoti. Taigi, aš siūlau mokytis to, daryti tai, praktikuoti tol, kol išmoksime, ir tai tikrai labai teisinga metodika, labai naudinga metodika, ir man labai jinai daug padeda ir padėjo gyvenime, ir aš siūlau ją naudoti kasdienį savo veikloje. Ir save apdovanoti už tai, nors jinai pati mus apdovanos, nes mes jausime mažiau nuovargio, mažiau įtampos ir gyvensime geresnį gyvenimą.